8 of 19 from three-point territory. They get the ball back though, and now these are invaluable opportunities. Fournier runs into trouble. Quick outlet pass now. He'll rise to rock the rack, Servidis, and Žalgiris arcs it again. From 18 down, Žalgiris. Servidis, surely not! Servidis, the sniper. Deividas Servidis over the top of the long. Francisco's another one of those players. He plays with such energy. There it is, right on cue. Smailagic drives, kicks it down. You got to shoot the ball. Oh, pass it to an feeds Hall. He delivers exactly as we recovery. Servidis thinks about passing and does what he does. Because right now, this game is disintegrating as Servidis with a steal. And Servidis goes, beautiful drive, and the foul, and the score. Servidis sweeping through the defense, brushing aside Roman. Man-to-man defense now from Tel Aviv. Servidis is open, he's fouled. Dribbles off his foot, moves it on, Servidis. Francisco. Attempted screen from Ulanovas, 5 on the shot clock. Not sure Servidis is aware where he is. Petrushev coming away with it, and then he gave it right back to Ulanovas. Inside, here's Servidis. Servidis, now Ulanovas. And it's up and good. Each team with 14 points apiece. Sylvain Francisco has used his dribble, beating the three-point. Now Ulanovas, De Colo on him. Sent back, Servidis looking for a third, and there it goes. Bang! Just about keeping it on the sideline up the trap, Brasdeikis, and the little floater up and in for Servidis. Rebound for Giedraitis. And then route to the hoop here, up and in and one for Servidis. Dabar matom, kur slypi pagrindinė to priežastis. Šuolis tikrai stulbinantis. Pakeitė gynybos temą, šiauliečių Matas Stepautų dabar gynėsi. Į dešinę Servidis, metimas kairė ir... Ulanovas nugarą, be abejo čia pranašumas. Svenskus slinkosi į pagalbą, sutraukta Jonavos komandos gynyba ir Deividas Servidis mėgė iš 3 taškų zonos. Su Eriku Venskumi vidurio puolėjo vietoje ir matėme 90 taškų įmestą sostinėje. Čia dabar Servidis visiškai laisvas, nedovanotina. Gali būti pranašumų Žalgirio pusės. Labai įdomus ir plakatai kyla abiejų aktyviausių sirgalių tribūnose. Čia pirmieji. Žalgiriečiai be tritaškių. Sukrapštė vos 30 taškų. Ulanovas Servidžiui. Ir agresyviai ir toliau rungtyniauja Deividas Servidis. Nepavyksta sukurti galimybės Deširų Bujui, kuris klysta dar kartą. Servidis greitame puolime. Labai dažnai jį pick and pop situacijose naudoja Mažeikių komandos treneriai, o čia Servidžio bandymas iš toli. Pašokdintas Chauncey Collinsas. Toliau, tik tritaškiais ir baudomis gyvena mažeikiški puolime. Labai savotiška dieta. Deividas Servidis. Schemos bando vėlgi stovėti tą pačią aikštės gynybą. Čia Servidžio nelengvas metimas, bet už minus tritaškio metimo liniją. Į kampą Ignui Brasdeikiui, Brasdeikis prieš Beručką. Nusimestas kamuolys Deividui Servidžiui, šis iš toli mažina skirtumą iki minimalaus. Servidis priima kamuolį, veržiasi į baudos aikštelę ir pelno taškus su pražanga. Idealiai išpildyta minutės pertraukėlės idėja. Deividas Servidis po užtvaros veržiasi į kairę pusę prieš Mindaugą Girdžiūną. Pagalbos ateina per vėlai, bet ir Deividas Servidis po kontakto pataiko sudėtingą metimą. Žalgiris tikrai turi laiko savo atsakymų ir netgi nemažai. Servidis iki galo gražiai išnerė kitoje lentos pusėje. Žalgiris su Lekavičiumi, Brasdeikiu, metu Mitchelu, Deividu Servidžiu ir Bryantu Dunsonu. Servidis. Dar kartą Deividas Servidis iš to paties kampo. Tai vienintelis Bleiksas turi 3, kur turėjo 2 tai. Tų papildomų problemų šiauliai neprisidarė. Čia Deividas Servidis. Čia beveik gavusi galimybę atakuoti iš toli. Kulboka veržiasi arčiau krepšio ir aktyvi Žalgirio gynyba.
Ir aktyvus žaidimas greitame puolime. Kamuolys jų rankose. Dar daugiau negu dabar buvo lygiai 5,5 minutės. Ir jau tavo mintį Deividas Sirvydis nutraukė, nes baigė greitą ataką. Taip pat bandymas suteikti jam daugiau žaidybinio laiko, grąžinti jam pasitikėjimą savimi. Deividas Sirvydis atakuoja Matą Jogailą nuo tritaškio ir pelno pirmosius rungtynių taškus. Trečiąją pergalę iškovos vilniečiai. Ir tiesą pasakius, tai gal net pati įspūdingiausia jų pergalė, kokia yra tekę matyti Deividas Sirvydis. Pražangos nei taško, dabar jau Žalgiris gali bėgti. Deividas Sirvydis po 2 pramestų tritaškių prameta ir iš po krepšio. Bet čia antrojų šansų pavyksta. Deividas Sirvydis čia. Birutis prašė kamuolio prieš Kirvesą dabar. Daug jo žaidimo 1-prieš-1, nors Fenerbahčė itin daug stengiasi įstumti į kairę pusę, žaisti ne į savo stiprią dešinę, o čia dar viena Mičelas. Jo, žaidimas su kamuoliu, Sirvydis, tranzicija iš 3 taškų zonos ir Bando zonę gynybą pastatyti, Sirvydis priema laisvas kamuolį, meta iš 7 metrų tritaškį, niekas jo net nepastiko, tų driblingai ir žinant Sirvydžio. Lonnie Walkeris šį kartą į kraštą laisvam Sirvydžiui, 3 taškai su pražanga. Pasižengė 5 kartą, plius gauna techninę pražangą. Atakuot nueina iki kitos opcijos, Menikas laisvas iš toli, bet prameta. Birutis atkoja kamuolį puolime, Sirvydis ir aišku 3 taškai kaip. Galima prisiminti, kiek Karaliaus Mindaugo taurės finale, kokį svarbų vaidmenį ten vaidino Deividas Gailis, o čia Deivido Sirvydžio graži verpstė ir pirmieji šio vakaro taškai. Šio tritaškis netikslus, 1 iš 4 šiandien ir Žalgiris gali užpulti greitai. Ulanovas ten gal kiek ir nepamatė Gedraičio kampe laisvo, bet suranda galų gale Birutis, suranda Sirvydį ir Sirvydis. Kame buvo viskas įmanoma. Oi, čia atrodė neįmanoma suklyst, bet čia Deividas Sirvydis iš viršaus. Ten galinga Dansono užtvara, susikeičia gynyboje Rytas, Dansonas dabar jau prieš tubelį. Atiduoda kamuolį Sirvydžiui, Sirvydis iš toli. Sirvydį prie jo ateina pagalbos ir ten iš to susikuria laisvą metimą. Sirvydis žaidžia prieš Sargiūną ir sugeba čia. Ir toliau, Juventus puolimas pastaruoju metu visiškai užstrigęs. Ulanovas prieš Tukį Brauną nežaidžia pats, tačiau nusiunčia kamuolį į priešingą pusę, kur laisvas. 10 taškų, Dansonas. Netaiklus jo metimas, kamuolys atšoka tiesiai Sirvydžiui į rankas. -3 naudingumo balai, 2 iš 9 metimų. Priminsime, kad tai yra žaidėjas, kuris paskutinėse 5 rungtynėse renka po 20 taškų. O Kauno Žalgiris įsimėto ir jų persvara vėl ūgteli iki 15 taškų. Nenado Čanako pertraukėlė prabėgus lygiai ketvirtadaliui ketvirtojo ketvirčio ir Žalgiriui. Mažeikiai kibo į atlapus 82-88. Aišku, kad tiek pokyčių Mažeikių komandos sudėtyje šiame sezone. Ir dar vieną ima. Trise ten bandė prieš Birutį atkovot kamuolį, mažeikiečiai nepavyksta to padaryti. Ulanovas kelis kartus sėkmingai žaidė. Šiandieną nugarai krepšys, dabar perdavimas atgal į perimetrą Sirvydžiui ir dualą gynyboje prieš Francisko. Krosvalas mobilus, aukštūgis, galintis tikrai gintis ir po susikeitimo. Sirvydis nueitama Deivido Sirvydžio, ojojoj. Nuspėjamas perdavimas Ignas Vaitkus. Perima kamuolį ir Žalgirio žaidime to broko taip pat yra čia Deividas Sirvydis. Tokius metimus pramesdamas tu prieš Žalgirį nelaimėsi. Ir vėl tas pats per tą patį Sirvydis paleistas iš už užtvaros ir Nenadas Čanakas. Na ir po rungtynių su Nevėžio Optibet Gediminas Petrauskas kalbėjo, kad rizikos ties metų Mičelu vis tiek logiška, kad išlieka, nors jis 0 iš 9 tritaškių kol kas. Žalgiris tuo tarpu savasias progas šįmet nebuvo patyrę klaipėdiečiai, buvo pralaimėjimai 18-17 taškų skirtumais. Čia yra artėja Jonavos, bet nebejoju, ginklų dar nesudės. O kaip gražiai Bryantas Dansonas suranda Deividą Sirvydį. To matome išsikeitimus visose aikštelės vietose. Dabar Francisko negauna priimti kamuolio prieš Blaževičių. Gražiai Sirvydis persimeta kamuolį per nugaras. Palinksėjau galvą, taip stokiu, gali būt. Sirvydis
Netaip viskas buvo suplanuota, bet Sirvydžiui tai nė motai. Susirena iš vidutinio nuotolio į savo buvusios komandos krepšį Deividas Sirvydis. Prieš paskutinę pirmojo ketvirčio minutę. Jacksonas Karturaitis pasitinka Dovydą Giedraitį. Šis ieško Bryanto Dunstono. Dunstono Sirvydžiui puikus Žalgirio derinys. Gražus judėjimas be kamuolio ir Deividas Sirvydis čia. Bent jau išsidėsto Vilniečiai aikštės gynybos pagrindais. Deividas Sirvydis daro viską. Potencialiame, bet CLKL finale. Francisko Sirvydžiui, Deividas Sirvydis iš viršaus. Super greitos atakos metu ir Vilniaus Rytas vėl stabdo žaidimą. Jiems reikia pauzės, jiems reikia persigrupuoti. Brazdeikis. Nusimetimo Sirvydžiui, šis gauna progą ir čia per daug erdvės Deividui Sirvydžiui, pataiko ir jis savo. Bet šiandien nėra Tauro Jogėlos ir Dovydas Romančenko jau yra sužaidęs daugiau nei 11 minučių. Čia atsakymas. Giedraitis. Sirvydis. Labai greitai kamuolį išmeta Deividas Sirvydis dabar su Ambu ir su Johnsonu. Klaipėdiečiai laikėsi tikrai arti Žalgirio. Lanovas. Sirvydis iš 3 taškų zonos. Antras Deivido Sirvydžio tritaškis šiandien. Sirvydis. Čia Sirvydis pataiko tokį tritaškį. Francisko vėl ant parketo. Žalgiris ieško kažkokių pasirinkimų puolime. Deividas Sirvydis. Sirvydis turi erdvės ir Kauno Žalgiris nerado perdavimo variantų. Deividas Sirvydis žaidžia 1 prieš 1 ir viskas baigėsi jam sėkmingai. 4 iš 5 trečiajame kėlinuke. Iš ties, kaip ir sakiau, Augustai, rankos gali pradėti svirti, o to perdavimo negauna ir dabar Mičelas vienas užtvarą Giedraičio, atrodo kažkaip padrika. Žalgirio ataka, kuri baigėsi štai tokius ir Sirvydžio tiesiog metimų į krepšį ir... 2-7 turi Žalgiris, Erikas Venskus, Butkevičius pamuša kamuolį ir greitoje atakoje čia kauniečiui Deividas Sirvydis iš viršaus. Pirmą tą matė pirmos rungtynės ir reikėjo ir nelabai turi prabangos ilgiau laukti. 1 sekundė, Sirvydis pataiko kosminį tritaškį į Vilniaus Ryto krepšį. Kaip svarbiai kelių minučių atkarpa, kurioje Rytas puolime visiškai bedantis. Sirvydis lygina rezultatą. Dėl to, kad Žalgirio žaidėjai yra labai arti, tu turi statyti, nori pasitą kokybišką užtvarą ir kartais, kaip ir sakiau prieš tai, kartais persilgi tą dar neišvarėjo čia Sirvydis, gražiai į kairę pusę išlaiko. Pelno tritaškį, labai svarbus psichologiškai tritaškis Ryto komandai. Per pastarąsias 4 rungtynes, įskaitant ir šių rungtynių pradžią, kalbant apie Radzevičiaus statistiką, yra įspūdingų skaičių. Dar vieną kamuolį, dar vieną šansą rengti ataką. Suteikia Kauno Žalgiriui Sirvydis. Deividas Sirvydis. Deividas Sirvydis žaidžia labai solidžias rungtynes, bet šį sykį prameta. Dunstonas išsaugo kamuolį aikštėje, skausmingai krenta už jos ribų. Viena įsimintiniausių serijų. Neįtikėtinai įtemptos pirmos 2 rungtynės. Francisko nusimeta kamuolį Deividui Sirvydžiui ir Deividas Sirvydis. Biručio užtvara, Sirvydis buvo kiek paleidęs kamuolį iš rankų, galiausiai pašokdino Normantas, sulaukė Lauryno Biručio puikaus perdavimo ir kristamas ant parketo lygina rungtynių rezultatą. Jis išsisuko dabar vėl. Kamuolys išsisuka iš lanko ir jau matos net iš Sirvydis prieš Radzevičių baudos aikštelę. Iki tritaškio linijos grįžta Deividas Sirvydis. Meta tolimą metimą po driblingo ir su šypsena apsigina nuo labai svarbios Kauno Žalgirio atakos. Ir čia klysta Rytas. Giedraičio perdamas į priekį. Sirvydis iš po krepšio. Gudaitis ir buvo ta užtikrinta opcija puolime. Sirvydis! Sirvydis. Po Bryanto Dunstono perdavimo Krekena vos kai norisi mėsos. Sirvydis čia tikrai buvo ištroškęs kraujo. Dunstonas vėl ieško Deivido Sirvydžio, kuris vėl kerta į
baudos aikštelę ir šį sykį nuo lentos. Perpratęs apibėga Dansoną, bet suklumpo baudos aikštelėje. Ir Smailovičius stabdo žaidimą, bet niekas nepastebi Deivido Sirvydžio, kurio metimas iš